Gyvos pasakos. Sveiki visi vaikai ir jų tėveliai, su jumis Gyvos pasakos ir šįkart mama Karalienė, pasako, kurią noriu papasakoti, paskaityti apie saulę, šaltį ir vėją. Kitados saulė, šaltis ir vėjas keliavo stepių keliu. Beeidami sutiko žmogų. Gerą dieną pasilabino, geros sveikatos palinkėjo žmogus. Pasisveikino ir prasilenkė. Tada saulė, šaltis ir vėjas ėmė spėlioti, kuriamgi iš jų žmogus sveikatos palinkėjo. Prisivijo žmogelį ir klausė: palūkėk, keliauninkė, kam palinkėjai sveikatos? Mums visiems, o gal kažkuriam vienam? Žinoma, ne visiems, atsakė žmogelis. Vienam palinkėjau. Tai kuriam? Ana va šitam, parodė žmogus į vėją. Saulė kad supyko. Tuoj aš jį iškepsiu. Ledan sušaldysiu, dantimis sugriežė šaltis. Tada vėjas tarė: nei tu, saulė, jį iškepsi, nei tu, šaltį, sušaldysi. Aš gaiviai padvelksiu ir žmogų nuo kaitos išvaduosiu. O kai šaltis speigus ir pūgas atšiaurės užleis, neįsismarkausiu ir žmogui sužvargti neleisiu. Štai ir viskas. Tiek tos trumpos pasakos. Jeigu jums patiko ir norite išgirsti daugiau, pasekite mus, prenumeruokite mūsų kanalą, sekite mūsų socialiniuose tinkluose. O Gyvos pasakos šį kartą su jumis atsisveikina. Ačiū ir iki kitų pasakų. Gyvos pasakos.